Yo, yo, yo. We are back. We are back su kojyčių diena. Na, tai koks planas? Planas, kad skvatint aš negaliu. Dėl to, nes man dešiniam kelienį yra toks, nemalonus jausmas, kai aš labiau pritupiu. Kaip sausgis yra. Tai nenoriu tiesiog skvatint, nes man skvatai, aš skvatinu dėl sunkumo iš esmės. Kad daugiau svorio užsidėti, gal mažiau repų. Kad grinai toks sunkio svorio kilimo, toks labiau exercise. Man skvatai. Ir jeigu aš to negaliu daryti, tai tada ir nereikia. Tai planas yra labiau šiandien blestint kojas tiesiog su mašinom. Leg extensionas, leg curlas, sėdintis, gulintis. Leg presą pabandysiu padaryti normaliai. Ir gali mesiu Bulgarian skal. Bet aš manau, kad aš tiesiog daugiau padarysiu setų ant tų pagrindinių tokių. Leg extensionai, curlai ir leg presas. Pagaliau baigėsi midtermai, viską parašiau, viskas pabaigta, mėnesių kokiam. Tai labai džiaugiuosi dėl to. Bulko reikalai yra tokie, kad dabar turiu 72,5. Tai svoris auga kaip ir maždaug turėtų, viskas ok, neatrodau storas. Viskas super, žodžiu. Traumų jokių nėra, neturiu. Treniruojuosi sunkiai, bet ir saugiai. Net jau stengiuosi taip daryti. Nes mano toks mentalitetas dažniausiai ant beveik visų pratimų. Tai labiau ne 10-12 repų, bet 6-8. Nuo 6 iki 10. Tai automatiškai gaunasi didesni svoriai. Bet man tai tinka. Man tai tinka, patinka ir jokių traumų patempimų neturiu. Dėl skvatų, tai aš taip mąstau, man reikia blemba tikrai nusipirkti tus kelienių, tos lypsus, kaip suportus ir alkūnų. Nes alkūnės jaučiu ir ant tricepsų, kai kurie irgi dešinė ypač. O su to kelienium, tai čia varkai negalai yra labai jautri vieta. Visiems realiai, aš beveik visą gyvenimą sportuoju kažką, tai beveik visiems, kas kažko užsiema, sporto kažkokio, visiems tas pats kelienai dažnai pareina, tai dėl to nenoriu tikrai skvatinti persistengti, reikia pasimti kažką, kad pamažinti riziką, kad kažkas atsitiktų. Pradėsim nuo leg extension. Greit prasitampysiu. Ir šredinsim. Gerai keliam prie leg extension. Manau, kokie bus 5 setai leg extension. Geri. Tai pradinis svoris tikriausiai 82,5 arba gal net 75. Apšilt labiau, tiesiog pažiūrėk, kaip tas jaučiasi. Ir jeigu viskas ok, tai full stackinus tada. Oi. Jo, viskas super.
Nu ką, ir bandau tada full stack, normalų būtų setą. Numesiu kartu iki 90. Jo, dar du toks tikrai. Kaip aš nemeluosiu. Pastaruoju metu buvo tokių momentų, kaip skipping kojas. Kad buvo vieną kartą į savaitę, antrą kartą poką nenuvyko. Bet aš to nepadariau, vis tiek prisiverčiau. Kiekvieną kartą, kai buvo tokia mintis, bet aš tiek nuėjau ir padariau. Kai tu kojas padarai, gerai padarai kojas, squatinį, extensionų padarai viską, kai vos paimi, tai yra kaip dievas jautiesi, tipo išėjęs iš džimo. Ir tas jausmas yra... Bet ką galima dėl tokio jausmo padaryti? Dar vieną ir į leg presą tikriausiai. So, okay. Net nežinau kiek loadint. Pradžio papildys, aš sudėjau, kad iš viso 100 būtų. Bandysiu taip. Visai neblogai. Toks pojausmis, jau kai jokios oro nebelaiko kojos, taip nutepia, taip visai gerai. Kaip aš dasimesiu dar, kad būtų 120 iš viso. Dar vieną.
biškai realiai hamstringų tik liuvo. Tikriausiai 2 setai kulin, 3 setai seated. Ir tada dar padarysiu capsus, bet off camera. Turėsim papozuoti. Yra 45. Ja. Visą pataisyti atkurlių ir ką tai namų pozavimą. Nu, davai, kiek čia? 7,5. Gerai, daugiau kamera pozicioną nekeisiu, tiesiog va taip vat, tuose tokuose sulipdysiu. Ai, co? Papozuot. Gerai, pažiūrim, kaip atrodo kojas. Neužsidėjau šortų, nu tai whatever. Labai tingiau pozuot. Šiaip aš nemoku apšio kojų pozuot. Vis dar dabar be šortų man biškis triskiškių ir nepatogu pozuot, nu bet kažkiek. Nu tai ką, koks planas? Planas, nu taip pat toliau. Nu, rytoj bus push. Bet aš push tikriausiai nenufilmuosiu, nes pas mane pastaruoju metu vien push, kažkaip kai tik filmuoju, taip sugalvoju ant push filmuoti. Tai reikia, manau, pull nufilmuoti po ryt. O po ryt išeina penktadienis.
Bet penktadienį, tai tikriausiai šeštadienį arba sekmadienį. Nes, taip pat nesimato ten gimtadienis ar dar kažkas, tai nežinau, kaip bus. Ar viskas, man reikia pyzint namo, nes jau 2 valandos ryto. Davai.